lieka didysis Lidl moksleivių krepšinio lygos žvaigždžių dienos renginio akcentas į mergas Oro karaliaus konkursas. Ironas Loveris. Gražu. Gražu. Čia galima sulaukti, manau, šiek tiek didesnių balų. Taip, tikrai. Fantazijas šiek tiek galbūt ir daugiau. Ir vis tiek neatsisako savo idėjos galbūt dabar. Ai. Vienas iš galbūt pagrindinių favoritų laimėti šį konkursą. Taip. Gražu. Ir laukia savo pasirodymo dar Arminas Vilkas. Vilkų derbis vyko šiandieną sostinėje. Arminas Vilkas. Jis čia pirmas jo dėjimas? O va čia jau Vilkas. Čia pirmas jo dėjimas. Na, įdomu, kas bus toliau. Ir čia. Rodo, nukrenta, bet viskas atrodo gerai. Irgi originalu. Aš atsimenu, kai tikrą mešką kažkas buvo per žmonių. Ne tikra meška, čia Dovydas Gribulis. Tikrasis Dovydo veidas. Tai NBA talismanai uždirba tokius pinigus. Čia galingas dėjimas. Ironas Loveris. Bandymas, gana paprastas dėjimas. Dabar jau reikia kažko įspūdingo jam. Na, toks dėjimas, kur mes matom galų 4. ar 5. kartą panašų labai dėjimą. Vyksta įdėti bent kažkokio dėjimo ir štai, pagaliau. Taip. Charakteris užsisprūdimas ir valia. Taip. Manau, bus gerai. Ir kelias į finalą turėtų prasverti. Ačiū vėl. Rimta. Ir įdomu, ką Arminas Vilkas pasilieka finalą. Taip, tokie dėjimai jau pirmajame etape. Geras bandymas. 10 manau nebus, bet... Whitfieldas su apsisukimu 180 laipsnių. Wow. Įspūdinga, ką Arminas demonstruoja šiame dėjimų konkurse. Wow. Ir tokioje situacijoje Vilkas tikrai gali pademonstruoti kažką labai įspūdingo. Vaikytė. Centro puolėjas tarp kojų įdėdamas. Be jokių labai didelių pastangų. Nu, Linai. Jo dabar taip pat nebekausto joks spaudėjimas ir gražus. Manau, kad vienas iš gražiausių turbūt jo dėjimų. Kiek jis atliko. Ir pažiūrėsim Armino Vilko, ką jisai sugalvos. Dėjimas. Vėlgi tarp kojų, tai Vyšnaitė tarp kojų, dėjimas tarp kojų ir dar iš kitos pusės. Sveikinimai Arminui. Taip, ir šiaip be to šuolio tikrai Arminas, galima sakyti, kad iš visų šitų žaidėjų yra ir perspektyviausias kaip aikštelėje žaidėjas ir buvęs, sakau, ir 17 ir 18 metų rinktinės žaidėjas ir manau ateityje pamatysim galbūt ir nacionaliniai komandai. Kur kilsi toliau savo karjerai, kur norėtum? Nežinau, bus matyti, kaip bus tikimas, kaip bus dėvas. Ir kiek stogo aukštis leis? Pats į viršų, tiek ir kelsiu, kiek reikės. Fantastiškas pasirodymas, kaip ir visa Lidl moksleivių krepšinio diena čia Kėdainiuose užusi nuo ankstyvo ryto su aibe konkursų.